Tai labą dieną. Ką? Prasidės pavasaris, jau greitai, sakau, reikia grįžti į YouTube vėl. Kol dar rimtai darbai neprasidėjo visi. Reikia įsivažiuoti, laukiam detalių. Reikia iki Vabaltės nuvaryti. Diskus pasimsim, nes keičiasi pločiai barstymo. Reikia novagą, va pabaigiam persėjti. Nes truputėlį irgi garantinių dalykų buvo. Noragėlius atsiūs naujus. Persirinkom priekius čia su tepalaistais. Problemų turėjom, tai tikiuosi gerai bus. Reikės parsivaryti traktorių dar šiandieną tikriausiai. O, ir eit susikasti miežius, nes dar turime miežių, tai vis dar vyksta pardavimai visos produkcijos, apie kainas net nešnekam. Kažkas iš kito pasaulio. O, dar vieną bėdą pamačiau. Pakritęs aparatas, reikės stremenkės paveržti. Bestovint vis išlenda dar kažkas. Tai va, pardavinėjom techniką. 3 vienetus reikia parduoti. 4 netgi visus iš esamo parko. Tai reikia keisiuką parduoti, reikia purkštuvą parduoti, reikia kombainą parduoti, reikia vieną džipą parduoti, kurio tiesiog tampa nereikalingi. Nes pavasarį truputėlį laukia naujienų. Tos naujienos su purkštuvu bus susijusios, nes ir purkštuvą dar parduodam, tai keičiam purkštuvą ir pereinam ant didelių traktorių. Mažiukų traktorių neliks ūkį, mažiausias bus 200 arklių. John Deere'as, tai ant jo ir kabinsim viską. Tai va, o dabar lekiam iki Vabaltės, pasiemam diskus ir paskui eisim kasti miežių, nes miežius reikia susileisti iš viršaus, jau į apačią prie jų eilė. Rapsas išsivežė likutis. Tai... Ką, va, žiūri? Gerus traktorius, ne? Aišku. Čia John Deere'ų daugiau negu Fendon tokiema beveik. Gerai. Atvažiavom pasiimti diskų barstytuvui naujų. Simsim diskus, atiduosim fiškę. Tik. Nuliovė diskai. S8. O S8 todėl, kad biškelį keičiasi metrai bėrimo. Todėl S8 reikia dėtis. Bus matyti, kaip čia seksis tas trąšas barstyti, bet kažkaip turės išeiti. Ir išeis. Reikia paimti juos. Šiaip buvo galima berti ir su S6. S6 yra iki 36 metrų irgi, bet tada reikia labai daug apsukų duoti. O jeigu daug apsukų, tai tada prasideda trąšų skaldymas ir taip toliau, tai geriau yra pakeisti diskus į didesnius ir naudoti mažiau sūkių. Tai va, mentys jau vieną kokio skirtumo. Garantinis bortus keis, nes kampai pūt pradėjo. Tai sakė, pakeis kažkada ant borčius ir vėl bus naujas barstytuvas.
Geras vartininkas būtų. Ne, dabar už apsuk. Ką? Va, prisivarėm John Deere iš po mini remontuko. O kitam John Deere užsakytas buvo karboninis filtras 7-tukui. Kad neprikvepuot chemijų, bent jau stengtis mažiau prisikvepuot jų. O šitam John Deere'ui pasikeitė tepalai po variklio kapitalinio 100 valandų reikėjo keisti tepalus, dar porą guoliukų ir kažkoks daviklis. Ir softas atsinaujino, tai dabar žiauriai greitai ekraną susigriaudo. Dabar reikia užsikabinti sėlką. Dabar paduok tą razetkę, kur mėtosi ant žemės. Šitą paduok jo. Va šitus du laidus. Šitą paduok. Ja, šitą. Ir šitą, jo, ačiū. Gerai. Davai, jau padirbai? Rimtai? Taip pasakyk, kad silpnas esi. Sako, atvažiuosiu, įsidėsiu darbinius rūbus. A, jau papiet. Taip. Šičia всё. Žodžiu, va čia, va tėva. Praeitą kartą dėjom ir jie iššaudė, o šitie matai su raudonais. Šitie? Jo. Ar turim tai? Prastai kažkaip įdėta buvo ir ar kažkas buvo blogai. Ir kai šovė, tai dabar jau gerai bus sudėta, tikiuosi. Reikia čia susijungti. Bet jau nepalygysi priklauso nuo traktinių, tai kelto tada žymiai greičiuosiu. Tai dabar dar vožtuvą įkišau naują. Ten sakė, irgi buvo bėda, nes biškį lėtai jau buvo pradėję kelt. Tai įsidėjo naujas vožtuvas ten į bloką. Atsisukau, žinai, pakeičiau. Tai dabar toksai stresas. Dėl ko? Nu, nes viskas naujai sudėta ir, žinai... Ai, dar neišbandyta? Ne, va, dabar bus pirmas kartas. Tai jeigu šaus, bėk. Aha. Ką paskutinis darbas dar šiandieną laukia, išsiųsti į augalininkystės tarnybą 4 mėginius. Šiaip šiemet nemažai mėginių buvo siųsta į patikrinimą ir dažniausiu atveju kažkiek vis tiek į mūsų pusę pasikoreguodavo labiau su drėgmėm, ten būdavo klausimai. Šį kartą irgi labiau dėl drėgmės ir kai kurių kokybinių rodiklių. Išsisiunti, pasitikrini ir viskas aišku, nereikia ginčytis be reikalo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi bent į savaitę jau po vieną video pabandysiu įkelti jau. Pavasaris nebeužkalnų jau ir darbų atsiranda daugiau ir dar reikės patobulinti kai ką, tai ir atsiranda ką filmuoti, tai dėl to ir buvau dingęs ir nieko nenufilmuota būdavo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit susiprenumeruoti, paspaust patinka, parašyti komentarą. Viso, iki.